Mūsų taip greit sužavė pigus blizgučiai, bet rasti tikrą deimantą nėra lengva, o reikia ir patirties jį atpažinti. Mano gyvenimą neseniai praturtino susitikimas su tokiu brangakmeniu. Edukologė, netradicinio švietimo puoselėtoja, kuria tokią mokyklą, apie kurią išgirdus sunku net patikėti. Nejaugi tokie stebuklai vyksta Lietuvoje. Bet apie viską nuo pradžių. Lotusai neauga ten, kur nešvaru. Jie auga skaidriuose ežeruose. Taip ir tokios šviesios iniciatyvos nesiranda atsitiktinai. Visų pirma, pašnekovės paklausiau apie jo šeimą, nes stipri šeima tai gyvenimo fortas, kuriame asmenybė subręsta. Vienas 17 vaikinas, kitas 20 ir globoja mergaitė, kuriai 10 metų. O tai sakėt, kad pas jūs šeimoje nėra alkoholis vartojamas? Taip. Ir vaikams gimus, pirmam vaikeliui gimus, aš nenorėjau jo nuodyti srutom. Nė kvapo jam pūsti tam tikro, nė prie atidarytų butelių kažkaip tai jo įauginti. Aišku, dar ne iš karto mums pavyko, bet apvaizda mums leido tą įgyvendinti. Aš pati pirma pasakiau, kad aš tikrai savo rankom nepirksiu alkoholio, nenešiu į namus, neorganizuosiu jokių švenčių ir jokios prievartos supratau, kad negaliu vyrui naudoti, bet besimeldžiant už jį kartu su vaiku, prašant dvasingų žmonių, dvasingų bendruomenių, kad pasimelstų, kad jam padėtų iš to išsivaduoti, nes jis turėjo 2 priklausomybės - ir alkoholio, ir rūkymo. Ir įvyko tai po maždaug po mano pakelimo baltos vėliavos prieš alkoholį, vyras po maždaug pusmečio prisijungė irgi ir tai įvyko atrodo savaime, bet tikrai ne savaime, tai jei supranti moterišką priedermę, ką moteris turi daryti, kokius uždavinius įgyvendinti, tai galime mes stebuklų pasiekti labai daug. Ir po kiek laiko, jau antras vaikelis buvo gimęs, po kiek laiko jam pavyko išsivaduoti ir iš stiprios nikotino priklausomybės. Ir šiandien laisvas žmogus visai. Nė vieno žmogaus nepuolėm atvertinėti. Tiesiog savo pavyzdžių pritraukėme nemažą būrį žmonių, kurie irgi pasirinko blaivybės propagavimo ir gyvenimo kultūrą. Galime mes ir šventę švęsti, ir viską reikia tik tai drąsos be alkoholio švęsti. Jaučiat skirtumą? Ką jums šitas alkoholio atsisakymas davė? Labai daug duoda brandos, drąsos, ramybės. Aš tikrai galiu patvirtinti visiems, kad daugiau kūrybiškumas iš vidaus skleidžiasi ir teka, vaizduotė tokia lakesnė atsiranda, sveikatos daug daugiau, atsiranda aktyvumas veikti ne tik savo asmeninėje aplinkoje ir erdvėje, bet ir prisimti tą socialinę atsakomybę, kad mes žmonės esame įsikūnę žemėje ne tik, kad viskai čia išnaudoti, ką radome, panaudoti ir išnaudoja palikti, tyrus tam tikrus, be tam tikrų išteklių, bet mes turim pagerinti visą tai, ką radome ateinančiom kartom. Tai vaikam mano pamatus davė, nes pavyzdžiui, jie nepaisant to, kad tikrai kvaišinasi labai daug jaunuolių, jie negyvena izoliacinio gyvenimo, jie eina, aktyviai būna, bet aš matau, jie turi pamatą ir jie laiko tai. Ir mes sekmadienį darome šeimos tokius susibūrimus, susirinkimus, kur ir pasvarstome, kas per savaitę įvyksta ir kalbame apie vertybinius dalykus ir pasimeldžiame už savo protėvius, už savo dabartį, už savo ateitį. Prašome malonių, tai aš matau, kaip jie dalinasi, su kuo jie susidūrė būna, kaip jie tai išveikia. Ir manau, kad šeima gali palaikyti, bet jei atiduodame sistemą ir galvojame, kad nieko mums nereikia daryti ir net nestebime, kas vyksta aplink tos vaikus ir neužrodome teisingų krypčių, tai gali pačios aukščiausios vertybės, kai Šalva Manošvilis sako, per 3 mėnesius būti sugriaunamos, jei žmogus būna atšiaurioje aplinkoje.
Kaip augalui reikia tinkamos dirvos, taip žmogui šeimos. Mes jau beveik pamiršome, kas tai yra harmoninga šeima ir kokią jėgą ji duoda. Be reikalo, šie neįvertinti dėsniai tai vertingiausias brangakmenis, nes tik čia užauga nenugalima asmenybė. Toks žmogus, kuris po savęs palieka gražiau nei rado. Mano pašnekovė yra gyvas pavyzdys. Aš Jolantos paprašiau pasidalinti, kaip prasidėjo jos visuomeninė veikla. Prasidėjo nuo tada, kai pirmas vaikas pradėjo eiti į mokyklą. Man įsivaizdavau, kad daug kas yra pasikeitę po to laiko, kai aš mokiausi. Ir pabandžiau, kol dar vaikai ruošėsi į mokyklą, pastudijuoti, kaip turėtų veikti tas švietimas, paskaityti literatūrą, įstatymus, aktus. Ir man atrodė viskas taip gražu, taip gerai, galvoju, jau vaikam mano to patirti, tokio bukinimo ir nepastebėjimo vaiko, galvoju, jau neteks patirto. Bet kai nuėjom į pirmą klasę, į tradicinę mokyklą, nes nebuvo dar jokio pasirinkimo su pirmu sūnum, tai pamačiau, kad ten aplinka yra gana dar neišdirbta ir kad čia reikės pasiraitojus rankovės ir mum tėvam veikti aktyviai ir žiūrėti, kaip nešti tos pokyčius į tą švietimą, nes buvo gražios dekoracijos, gražios pastatai, gražios sienos, gražios klasės, modernūs suolai, bet santykių šaltis ir tas toksai tik daugiau pripažįstamos programos, dalykai kažkokie, bet asmuo pametamas. Paskui mes jau atsidarė Valdorfo pedagogikos mokykla, tai su sūnum perėjom ir antrasis sūnus jau ėjo į Valdorfo. Tai nepaisant to, kad tai tikrai vaikam labai patiko tas mokymosi būdas Valdorfe, bet mums suaugusiem buvo irgi ką veikti. Aktyviai, toj bendruomenėje iš tikrųjų labai aktyviai galima buvo augti, nes ir mokymai įvairūs buvo ir tiesiog raginami buvo tėvai ateiti mokytis kartu. Nes aš manau, kad mes visas kompetencijas, tiek asmenės, tiek profesinės, turim įgyti dėl to, kad ne kad save demonstruoti, bet kad padėti artimam. O artimas tai tas, kurį atveda gyvenimas, Dievas iki tavęs šiandien. Jei tu sužinoji žinią kažkokią, kad ten Onutė ir su savo vaikais kenčia, vadinasi, tau atnešta žinia yra. Vadinasi, tu turi atreaguoti į tai tinkamai. Pasisiūliau šeimos centrui ir man suteikė erdvę savanoriškais pagrindais dalintis tuo, ką turiu, ir aš tiesiog pavadinau tai jausmų grupe ir buvo atėję nemažai žmonių, pradžioj nuo 1, 2, 3 ir atėjo paskiau nemažas būrys žmonių ir mes tai brandinom vieni kitus susitikdami kartą savaitėje ir po to pamačiau, kad mes jau tiek prisikaupėme energijos teisingus veiksmus darydami, kad galime padėti ir kitiems žmonėms ir tada įsteigėme asociaciją Šviesos kampelis. Ir šitoj organizacijoje pradėjau dar aktyviau veikti švietime, tai Kauno miesto savivaldybėje dabar jau daugiau kaip 2 metai rengiam renginius, konferencijas. Pamatė Lietuvos tėvų forumo vyrai turbūt, kad aš ne tik kalbu, bet kažką ir darau, jie pasikvietė į savo būrį ir taip maždaug prieš metus tas įvyko. Ir dabar yra daugiau užduočių, nes man pavedė kuruoti projektą Tėvų iniciatyvos ir pokyčiai mokykloje. Šitas projektas jau 4 metai vykdomas mokyklose, tai matom labai didelį grožį, kaip žmonės supranta, kiek atsipalaidavimo ateina į jų namus, į jų santykius. Kokius ten pagrindinė žinia atnešat, koks esminis pokytis, jeigu taip keliais sakiniais? Į saviugdos klubus. Tiem žmonėm, kurie ateina į jūsų klubus, ką jie atranda tenais? Tai pirmiausiai pažįsta save, susikuria santykį tinkamą pats su savimi žmogus, supranta, kad jis ne tik fizinis kūnas, bet emocinė, dvasinė būtybė yra žmogus ir kalbame apie tai, kad reikia ne tik fiziniam kūnui maisto, kad reikia ir savo dvasią pamaitinti ir į vaiką žiūrėti kaip į dvasinį įsikūnijimą, ne tik kad fizinį kūną, tiek kiek aš matau. Ir labai paprasti dalykai šiandien labai yra vertingi, nes žmonės kažkaip nutolę nuo labai daug paprastų dalykų, kurie iš esmės sukuria saugumą, pasitikėjimą, ramybę, darną.
O tai iš kur finansavimas čia? Pradžioje vyrai buvo su kažkieno pagalba, net tiksliai nežinau, parašė projektą ir iš ES buvo gavę finansavimą. Tai buvo projekto pavadinimas Darni šeima, tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva 2 metus. Po to atsiradęs privatus rėmėjas, vienas iš Lietuvos tėvų forumo narių, kuris 100 000 paaukojo, kad žmonių sąmoningumas augtų. O aš girdėjau, kad ES tenais tam tikras sąlygas pradėjo statyti ir dėl to tėvų forumas pats atsisakė. O tai kas čia per sąlygas, čia didžiuliai pinigai ir jūs kažkaip... Taip, 2 metus mes vykdėme tą projektą ir nebuvo jokių nesąmoningų sąlygų, o kai kreipėmės dėl tęstinumo, tai buvo vienintelis punktas, kur toks kaip ir reikalavimas, kad mes pasirašytumėm už šeimų įvairovę. Tai po tuo suprantame, kad slypi gender ideologija ir dar mes svarstėme ten, kaip gal pasirašyti, bet nedaryti nieko, bet nusprendėme, kad su velniu obuoliaut geriau neiti. Ir tiesiog tam punktui nepasirašėme ir negavome finansavimą. Vien dėl to, kad išlaikyti savo vertybės, jūs atsisakėte didelių pinigų. Tūkstančių pinigų. Taip. Fantastika. Bet projektas nesustoja. Projektas nesustojo, nes tada ėmėsi tas privatus rėmėjas. Jisai finansavo, kad toliau tai įsivažiuotų ir dabar jau Lietuvos mokyklos pačios iš savo biudžeto užsisako mūsų paslaugą. Vaikų išsilavinimas yra pagrindinis visuomenės uždavinys. Kol mes nepajėgiame išvelgti šios vertybės, Jolanta šeimos pastangomis stato mūsų vaikams mokyklą. Aš paprašiau jos daugiau papasakoti apie šį projektą. Šitai idėjai brendau irgi matydama švietimo sistemoje gal trūkumą alternatyvų. Aš nesu nusistačius prieš tradicinę pedagogiką, tradicinę mokymo formą, nes daug kam tinkama, kol yra kam tinka, tai visą laiką tas ir vyks, tai kam tinka viskas gerai, valio, bet aš supratau, pavažinėdama po pasaulį, pastudijuodama, kad žmonių prigimtis labai skirtinga ir tikrai vieniem padeda tokie mokymo būdai, o kitus tiesiog sugriauna. Ir nes kiekvienas žmogus kitaip veikia ir jam reikia kitokių būdų. Netgi mūsų Lietuvos Respublikos konstitucija suteikia tėvam teisę pasirinkti savo vaikams ugdymą pagal savo vertybės ir įsitikinimus. Bet ką gali pasirinkti, jei nėra spektro pasiūlos tam tikro. Tai daugelis tėvų galvoja, kad kažkas paims ir sukurs. Neva kažkas, valstybė turi dar kažkas, o valstybė tai esame mes visi. Tai aš taip supratau, kad jei mes nekursim, tai tų alternatyvų ir nebus. Nepaisant to, daugelis žmonių sako, mano vaikai tai jau užaugo, tai jau čia, tai ką aš čia jau mėtysiu savo išteklius, resursus ir taip toliau. Aš kažkaip supratau, kad visi mes esame viena, kad mano, tavo, net tie vaikai ne mano, jie paskolinti dangaus, kažkiek tu juos pavėdėjai, įkvepi, padedi, o toliau jie išeina ir jokio čia mano nėra. Ir kad mūsų yra visi vaikai, va čia gyvenam to žemėje ir čia kas aplinkui, tai yra mūsų vaikai. Jei rūpinėsi vaikais, rūpinėsi ateitimi. Tai visos šitie argumentai padėjo man suprasti, kad mes galim su vyru, to labiau vyras, čia man pasisekė kažkaip šiam gyvenime, kad jisai palaiko mano idėjas, nors jisai yra, padaro tam tikrą ir apklausos sesiją, pasižiūri, kiek aš brandi tam klausime. Tai nėra jisai taip, kad aklai tai priema, bet tikrai jisai priėmė tą pasiūlymą, kad mes statome vienam iš savo sklypų, pusiaukelėje link Lapių, mažą mokyklą, 100 kvadratinių metrų, apvalę, iš medžio ir vilnos veltinio jinai bus ir manau, kad pakviesiu jūs pasižiūrėti. Ir pradėjome su tiek pinigų, kiek turime ir po truputį mums leidžia aplinka užsidirbti tų pinigų ir viskam užtenka, mes vis mažiau pradedame vartoti, tai visko pirkti ten daug, ne, ir tada gali nukreipti tai bendrai geroviai kurti tas lėšas. Tai atsirado keli žmonės, kurie irgi nori, prisideda. Ir tą mokyklą kuriu su tokiu įsitikinimu, kad vaikai gali daug daugiau, kai mes jų nespaudžiam.
kai mes jų nespaudžiam, kai išmokstame eiti paskui vaiką, neužpilti jo iniciatyvumo, jo kūrybiškumo, bet tiesiog meistriškumas yra tame pasiektas tiek motinystės, tiek pedagogo, kai tu turi kažkokį planą, bet per vaiko klausimą, per vaiko iniciatyvą tą planą gali įgyvendinti ir tada vaikas skleidžiasi kaip tas žiedas ir gali daug daugiau iš savęs atiduoti bendrai visuomeniai. O ne tik, kad kažkas tai vis vadovauja vaikui, kaip jam daryti, ką daryti. Tai šitoj mokykloje žadame dirbti, esu beveik pasirengus visas programas ir dokumentus, žadame dirbti su mišriomis amžiaus grupėmis, kad tai būtų natūralios, nedirbtinos, kaip dabar yra kai kuriuose mokyklose labai dirbtinų daug sąlygų. Šeimos šiandien nėra labai gausios, yra ir po vieną vaiką nemažai tėvų auginančių ir po du tik tai. Tai vaikai nesupranta mažesnių vaikų poreikių ir vyresnių nesupranta, nes jie, įsivaizduokit, patį aktyviausią laikotarpį būna gradacijoje. Tai va tą šeimos modelį, tam tikrą mokymąsi mišriose grupėse, kada vaikai patys gali būti vieni kitiems mokytojai, o tai geriausiai įsimena ir mokslas tą parodo, kad 90% atmintyje išlieka, jei tu mokai kitą, to, ko esi pats išmokęs. Tai vaikai šiandien tų galimybių nelabai turi, toks individualizmas, mano kuprinė, mano stalas, mano rašiklis, mano knyga, mano dar kažkas, o kas šalia, tai tokia nesveika konkurencija, prievarta ir tas nesveikas vertinimas. Tai aš matau, kad daugeliui vaikų, tas ypatingai dabartinių atėjusių vaikų, tas netinka, juos prislopina, kai kurie pasiduoda ir galvoja, kad jau jiem tinkama sistema, bet pamatai, kad kūrybiškumas prislopęs, iniciatyvumas prislopęs ir toks, susitaikiau ir einu taip, kaip jūs man suteikėt sąlygas eiti. Tai mokykloje manau, kad mums pavyks tikrai tos laisvės daugiau, laisvės su atsakomybė ir su supratimu tam tikru. Laisvė tai yra tada, kai aš galiu pasirinkti, bet turiu argumentą, kodėl to nesirenku. O ne tik viską išnaudoju, vienas gyvenimas, ką noriu, tą darau, o ne, tai ne apie tokią laisvę kalbama yra. Vaikams bus siūloma paslaugos tam tikros, daleiskim tam tikros disciplinos mokymosi, jie patys galės siūlyti, ko jie nori kitus mokyti ir laisvai galės pasirinkti, kam jie pasirengę šiandien. Ir tie periodai, aktyvus periodas, daleiskim, vaiko yra susidomėjimas ten gamtą tyrinėti, tai paskui vaiką ir reiktų ir eiti. Jisai tol prisityrinės, kol užsipildys savo vidinę talpą to tyrinėjimo, atsiras susidomėjimas kažkam. Ir aš tikiu vaikais, nes stovyklose veikiu pagal šitus principus, ką jums sakau su vaikais, jau keletą metų ir matau, kad mes kūrėme valstybę, stovykloje susirenkam vaikai ir kūrėme valstybę ir kūrėme savo kodeksą taisyklių, principų, pagal ką vadovausimės. Vaikai tobuli, iš esmės jiem užduodi tinkamą kryptį ir tikrai nebūna kažkokių aš tos taisyklės nesivadovausiu ar ne. Jei daugumos principų priemama, aišku, suaugęs gali visą laiką koreliuoti, užduoti toną tam tikrą argumentą, tam tikrą pasakyti, kada vaikas išgirdęs, tai jisai pasirinks teisingai. Aš tikiu vaikais, jie pasirenka teisingai. Ir matome, kokia darna ir kaip išvažiuodami verkia vaikai, kad reikia papulti į kitokias visai aplinkas, kur bus nesuprastas, nepripažintas, kur bus nugalinamas, nudrasinamas. Jei nemoka suaugę, neturi priemonių, tai neturi ir prieigimo, o kada nesupranta vaiko, tai aišku, kad pas jį nepasitenkinimas kyla ir tada jisai pradeda neadekvačiai elgtis ir tai labai susiję dalykai yra. Montessori sako, kad daugelis problemų su vaikais yra dėl to, kad vyrauja pedagoginis aklumas, kurtumas, trumparegiškumas. Tai jei vaikas turės iniciatyvos, pavyzdžiui, kurti ir kažkokią veiklą užsiimti, tai jam bus leidžiama tai daryti ir mes suaugę turėsim pasirūpinti, kad jis turėtų pakankamai priemonių tai įgyvendinti. Tai visko galima išmokyti integruotai ir paskui vaiko iniciatyvą. Pavyzdžiui, jisai nori pasodinti obelį, ne? Tai obelį tikrai yra labai primityvu pasodinti tik iškasus va tokią duobutę, kad įgrūsti jos šaknis.
ir galima interneto pagalba domėtis, kaip iš tikrųjų nori obelis būti pasodinta. Ir pasižiūrėkit, kiek reikia visko. Ir skaityti reikia, ir rašyti, ir ruošti tam tikrą projektą, ne ko reikės, kaip, kada. Vienais metais, tarp kitko, kai aš pasidomėjau, kaip obelis reikia atsakomingai sodinti, vienais metais iškasama duobė ir tais metais nesodinama dar obelis. Ir ta duobė kvadratinė, ten metras daugiau gal kai metras. Ir kiek reikia informacijos surinkti, drenažą padaryti, tai mes turim tokį atsakingą žmogų ruošti, o ne tik bėgantį per gyvenimą ir nuolat didinant tempą. Ir kai kurie vaikai mokysis stacionare, tai tose aplinkose, o kiti išvažiuos į išvažiuojamasias pamokas, į kintančiose aplinkose mokytis. Pasaulyje yra ko puikiausiai veikiančios mokyklos autobusuose. Vienas iš principų bus, kad tėvam kartą per mėnesį yra būtina dalyvauti saviugdoje. Tai ne kad paimam mes ir iš jūsų vaiko kažką padarysim, ne? Bet kad visi kartu bręstumėm. O tai kaip dabar tokia kilo jums mintis, būtent tokią keistą pasirinkti statymo formą ir medžiagas, ta prasme, ne iš plytų, o iš... Net aš neįsivaizduoju, kaip tai atrodo. Aš manau, kad daug idėjų mum atsiunčia, ne mes patys kažkaip jas tai arba priemam, arba nepriemam. Idėjos irgi kaip paukštės atskrenda, ją priemi ir gali jinai tapti kūnu ir gyventi tarp mūsų. Tai man tiesiog atėjo labai stiprus pajautimas, kad noriu apvalaus pastato. Vyras tai sakė, čia laiko klausimas, statyti yra sudėtinga ir vienu žodžiu daugiau laiko reikia ir krapštymosi, ir ta prasme, ir sąnaudų didesnių reikia, bet mes suprantam, kad apvalus pastatas tai geriausiai priema gamta, gamtoje nėra aštrių kampų. Tai kada jau bus tas pastatas įrengtas? Labai norėtumėm, kad iki 2017 metų, tarp 2016 galvojam 17, gal pavyks. Ačiū, Jolanta, jums už stiprios šeimos pavyzdį. Ačiū už tai, kad turėdama didelę širdį į ją priimat kaip savo šeimos narius ir mus. Ir galiausiai, ačiū už tai, kad ne tik priimat, bet ir statote mums mokyklą. Ačiū jums.